Atėjo dar viena diena, dar vienas penktadienis kalendorijoje pažymėtas. Ir šiandieną noriu tavęs paklausti, kas tavo gyvenime buvo geriausias tavo mokytojas? Kokia mokymo įstaiga ar mokytojas geriausias, kuris atsitiko tavo gyvenime? Aš sau galiu atsakyti vienareikšmiškai. Geriausias mokytojas mano gyvenime, geriausias universitetas mano gyvenime buvo ir yra pats gyvenimas. Patys įvykiai, kurie vyksta čia. Ne mokymo įstaiga, ne kažkokia institucija, ne kažkokia tai dogmatinė programa, kurioje kažkas tai dėstoma, o pats gyvenimas. Ir visa mano programa, mano visas vedimas kitų žmonių eina iš mano patirties. Ne iš išmoktų knygų, ne iš lentelių, ne iš kitų žmonių kažkokių tai pamastymų, iš pačio mano gyvenimo, per mano patirtis. Ir aš pats mokęsis tose standartinėse įstaigose, kuriuose mokoma kažko tai. Baigiau aš inžinerijos mokslus, jie yra Vilniaus politechnikumas toksai buvo. Ir 4,5 metų mokiausi ir mokiausi istorijos pedagoginiam universitete. Mokydamasis universitete visą laiką galvodavau, kaip jie gali žinoti ir ką jie čia rašo apie kažkokius egiptiečius ten prieš 1000 metų, kai jie net nežino, kas čia vyksta aplinkui prieš kelis metus tie įvykiai, net nepaaiškinami. O ten labai aiškiai viskas išrašyta, išaiškinta, išdėliota. Man buvo daug klaustukų ir tiesiog mokiausi, kad turėti diplomą, kuris reikalingas geresniam darbui, buvo gauti tuo metu. Tik tai tiek. Tam tikra patirtis buvo sukaupta. Bet pats gyvenimas, jis man parodė, kad čia yra pačios vertingiausios pamokos. Kai būdamas 16 metų gyvenau paprastą gyvenimą ir važiavau vienu metu kažkur į sodą, padėti savo mamai statyti namų, nes mano tėvas jau buvo miręs. Aš sutikau žmogų, kuris man buvo turbūt pirmasis mokytojas, kuris atvėrė duris į kažką tai nuostabaus. Aš padėjau žmogui nusinešti kuprines, tiesiog pasiūliau jam, gal to reikia padėti, nes jo kuprinės buvo didesnės negu jis pats, labai žemo ūgio žmogus buvo. Ir taip išėjo, kad aš jam padėjau iki Pašilaičių nusinešti namų tas kuprinės ir jisai mane pakvietė į kelionę, į dykumą, į Karakumų dykumą, į Turkmenistaną. Apie tai aš pasakojau. Ir tuo metu iki tos kelionės aš iš vis nieko pasaulio nesupratau, nemačiau, niekada neskridau, dar Sovietų sąjunga buvo, man 16 metų, 88 man atrodo metai, 89 metai buvo. Ir aš mačiau labai siaurą savo pasaulį. Kiemas Viršuliškėse, mokyklėlė, universitetas, ne universitetas, tuo metu politechnikumas tas. Gal kelis kartus į Palangą buvau su mama nuvažiavęs, kaip mažas vaikas buvau. Ir labai siauras tas buvo pasaulis. Kai atsirado tokia galimybė, aš iš karto suvokiau, kad mane ten kviečia vykti tą kelionę. Aš neturėjau pinigų, bet kažkokiais būdais gavau tų rublių. Ar tuo metu gal stipendija buvo 30 rublių tais laikais. Man kažkaip užteko labai kukliam pasiruošimui. Jokios aprangos specifinės tuo metu net niekur nebuvo. Tiesiog paprastais rūbais teko keliauti, paprastais batais, kasdieniais, į dykumą. Dabar visi labai mandrų norėtų nusipirkti ir keliauti, labai viskas paprasta. Ir tada, aš pirmą kartą skridau lėktuvu, ir tada mano gyvenime ir mano tolimesniam likime atsivėrė durys, kur aš supratau, kad tas gyvenimas, kurį aš matau, jis yra antiek siauras ir primityvus, nesuvokiamai, kad ten, kur aš nuskridau, patekau, ta dykuma, tie kanjonai, tie degantis krateriai, kažkokie tai nesuvokiami, man parodė, kad pasaulis, realybė gali būti visiškai kitokie, kitaip patirti galima pasaulį ir ribos yra beribės galimybės. Tuo metu man taip atrodė. Ypatingas buvo žingeidumas, noras pažinti, suprasti, atrasti, keliavom per tos kanjonus,
skorpionai, gyvatės nuodingiausios, vėžliukai visokie, vandens nebuvimas, važiavimas po kelius šimtus kilometrų per dykumą su vandens cisterna, miegojimas palapinėse po 15 žmonių, sėdėjimas prie laužo, skambant gitarai, matant žvaigždes ir nieko aplinkui per kelius šimtus kilometrų nėra žmonių. Tai buvo patirtis, kuri man atvėrė mano gyvenimą. Tai buvo mano pirmosios stipriosios pamokos, mano universitetas gyvenimo, kuris man ir parodė tą kryptį, kad gyvenime reikia eiti, reikia mokytis, reikia priimti galimybės, iššūkius, būti drąsiam. Sekančiais metais, dar vienais metais keliavau, po to prasidėjo nepriklausomybė, viskas darėsi tokiu būdu ir aš tos Sovietų Sąjungos daugiau nepatyrinėjau, nors ir Kamčiatkoje tie žmonės, kuriais keliavau, buvo ir kitose vietose, ypatingose vietose. Bet po nepriklausomybės prasidėjo pamokos naujos. Mano mama jau buvo mirusi, man 18 metų, man reikia išgyventi ir čia ne universitetas, ne technikumas, o gyvenimas mane vedė suprasti, ką man toliau daryti, kaip man elgtis. Prasidėjo verslai, važinėjimai į Rusiją, gyvenimas Karelijoje, Moldavija, Baltarusija, visos šitos šalis, kurios buvo šalimais mūsų, žmonių, kurie tuo metu gyveno Karelijoje, rusų, tikrųjų rusų, pažinimas, nes ta agresija iš Rusijos ir okupacija tuo metu, jinai man davė vienokį foną. Aš pamačiau žmonės, kurie gyvena ten, kurie nesusiję su politika ir kurie žinojo, kad mes esame iš Pribaltijos, kaip jie vadino tuo metu. Ir aš pažinau tikruosius rusus, dorus, atvirus žmonės. Aišku, jų atvirumas buvo susijęs labai su daug degtinės gerimo, bet iš esmės jie buvo tikri žmonės. Neįtikėtino nuoširdumo, atvirumo, draugiškumo žmonės. Jie neturėjo jokio priešiškumo mums, kad mes esame lietuviai. Jie netgi pavydėjo mums, nes jie jautė, kad mes labiau kažkur tai prie vakarų. Tos agresijos nebuvo. Bet tai buvo mano naujos patirtis. Patirtis prekyboje turguje. Patirtis su nusikaltėliais, kurie tuo metu reketavo, žudė žmonės ir tai buvo ne kinuose, o realiam gyvenime, kur ir mano gyvybė grėsė grėsmė ir mačiau, kaip dingsta žmonės būtent ten Rusijoje. Ir tai yra gyvenimas. Jisai vedė mane toliau užsiimti įvairiom veiklom ir patirti jį. Ir tai yra gyvenimas, kuris vyksta kiekvienam ir tau. Ką aš matau ir tada ir dabar, žmonės mato pasaulį savo primityvaus matymo ribose, apribotose gyvenimuose. Jie įsivaizduoja, kad tai yra gyvenimas ir tas gyvenimas yra toksai ir nedaugiau. Jie įsivaizduoja, bet vidinis jausmas sako, kad kažkas yra daugiau, kad kažkas yra neištirta. Tas žingeidumas nuo tada, kai aš pradėjau patirti pasaulį, jis pas mane visada buvo. Jis pradėjo slopti tada, kai pradėjo atsirasti visko pilna aplinkui. Aš pradėjau, ieškodamas irgi atsakymų, įdomumo, žingeidumo vedamas, pradėjau savo verslą statybų, prasidėjo pirmieji 100 000, prasidėjo kelionės bet kur. Ir jos pradėjo blankti, nes vartojimas buvo didžiulis. Didžiulis visko gali daryti. Ir tai čia buvo 6-7 metai tose ribose. Tai dabar kas darosi, kai viskas yra persisotinę pilnai, nelikę žingeidumo, noro pažinti, patirti, veda žmonės į visišką absoliučią depresiją, nihilizmą, cinizmą, nenorą gyventi, liūdesį, gailestį, kaltinimą likimo ir kitų aplinkybių. Tada pas mane buvo, wow, noriu patirti verslą, noriu patirti tą žmonės. Ir tai buvo įspūdinga. Žingeidumas mano tas priblėso iki tam tikro laiko ir jisai prieš keletą metų vėl atsigavo. Aš pradėjau vėl tyrinėti pasaulį, įvyko skyrybos, kurio metu man universitetas davė dar vieną stiprią pamoką. Šalimais įvyko bankrotas, praradimas visko, ką aš turėjau, savo turto, savo šeimos, savo visko, ką aš sukūręs, buvau materialaus kaip tokio ir išmetė mane gyvenimas. Tas geriausias mokytojas išmetė mane ir sakė, žiūrėk, mokykis iš to, kas yra. Viskas, kas geriausi mokytojai, aukščiausios kokybės mokytojai, didžiausios vertės mokytojai yra sunkiausi ir skaudžiausi įvykiai gyvenime. Mano, tavo gyvenime, kiekvieno gyvenime. Iš jų yra didžiausia vertė, iš ten gali išmokti geriausias pamokas.
jeigu tu nori mokytis, jeigu tu nori suprasti. Iš karto to nepadarysi. Turi eiti žingsnis po žingsnio. Tuo metu net neaišku, ar tu čia kažką suvoki tam gyvenime, bet po truputėlį, galbūt iš sąmonės ateina net nesąmoningas veiksmas pažinti, suprasti. Po to, kai jau ta sąmonė šiek tiek didesnė, įvykus skyryboms, įvykus vėlgi kažkokiems naujiems verslams užsienyje, kompanijos atidarimui Šveicarijoje, kelionėms į leidybos sritį, į programavimą, į internetinės prekybos platformas, tai man buvo pamokos, kur vėlgi kritimai, vėl pakilimai, vėl suvokimai. Ir per ten aš pradėjau suprasti, kaip kas viskas vyksta. Tiksliau, norėjau pradėti suprasti giliau. Mane tai atvedė iki alternatyvios medicinos, iki bioenergetikos, iki sveiko gyvenimo būdo. Kas tas yra gyvenimas? Ir mano žingeidumas prieš keletą metų vėl atsigavo. Ir aš taip noriu patirti pasaulį, taip noriu suprasti įvykius, sistemą, kaip tai veikia, kaip aš veikiu, kaip mano kūnas, kaip psichika, kas su mano siela darosi, kas pas kitus žmonės, kad aš dabar džiaugiuosi kiekvieną dieną ir man kiekviena diena yra prasminga, patiriant. Tuo tarpu, kai tu jau nebeturi to žingeidumo, tu turi nusivylimą, tu turi nematymo jokios ateities, nieko nesieki, nieko nedarai. Tu susitaikai su tom aplinkybėm. Tau saugumas yra svarbiau už tavo gyvenimą. Tu paaukoji savo gyvenimą, surasti savo kelionę, išreikšti ją už saugumą, už tas kapeikas, kurias tu gauni. Net jeigu ir tu gauni didelius pinigus versle, tu esi apribotas, nes tu nesupranti procesų, kurie vyksta. Kodėl taip aš sakau? Dirbu su žmonėmis, didžioji dalis tai yra vyrai, bet tuo pačiu ir moteris, ir matau, kaip žmonės save apriboja savo suvokime, kas jie yra, ką jie gali, ir jie nemato. Aš matau jų aklumą ir kurtumą. Aš buvau lygiai toks pat. Kodėl taip yra? Todėl, kad niekas nenori mokytis iš sunkiausių ir geriausių mokytojų, iš įvykių ir situacijų. Jis nuleidžia galvas, praeina kažkaip, prakenčia vaistais, kažkaip tai užsiglušina, kad tik tai nejausti tos emocijos ir nieko nesimoko. Aš einu per visus įvykius, per visas skyrybas, per visas netektis, per kažkokius atsisakymus, per vienatvę, kurią patiriu čionais, bandydamas suprasti, kaip tai veikia mane, kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl aš elgiausi su savo artimiausiais žmonėmis būtent taip, kur tai privedė mane prie skyrybų, tarkim, savo vėl netekčių. Ir aš pradedu suprasti, kaip veikia sistema. Per tą ieškojimą atsirado mano kelionė padėti kitiems, todėl kad aš padėjau savo išgyti, savo situacijose ir padedu žmonėms atrasti jų gyvenimus, gyjant jiems. Tai mano yra prasmė, mano gyvenimo prasmė toliau eiti būtent šituo keliu. Bet tai yra pamokos, geriausias universitetas, kuo sunkesnis įvykis. Ta vienatvė, kuri yra šiandien mano šitoj sodyboje, yra neįtikėtina. Nes daugelis žmonių tiesiog bijo pagalvoti, kad jie gali būti vieni. Jie kenčia toje vienatvėje savo vienumoje, jie skaito, kad turi kažkas juos užpildyti. Tuo pačiu, kaip mes esam sukurti pilni. Tik mums yra socialinė ta struktūra suformuota, kad mes turime į kažką atsiremti. Tai neaišku, kad aš atsiriboju nuo bendravimo, aš bendrauju labai daug. Bet man nėra to poreikio, kad šalimais turi būti kažkas kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, kad įvertinti save, kad kažkam aš reikalingas. Aš tai patyriau, nes prieš tai aš to nežinau, aš irgi blaškiausi, man irgi reikėjo, kad kažkas mane užpildytų. Ir tai yra patirtis, tai yra pamokos, aš mokausi ir suprantu. Tuo pačiu, kai visi kiti, su kuriais aš dirbu, jie ieško atsakymų, bet jie niekas iki tol nesimokė. Jie niekas nebandė suprasti savęs, skirti savo laiko, nes tas ribotumas neleidžia jiems matyti nieko, net savęs, nei truputėlio. Nes visas laikas yra skiriamas kažkam tai, kažkokiam bėgimui, darbui, pareigoms. Apie save nesugeba net pagalvoti, pabūti vienatvėje, pabūti su savo rytu, pabūti blaiviam, pabūti liūdesyje netgi. Niekas nesugeba to pabūti, suprasti, įsigilinti, nes niekas nenori mokytis. Ir tos struktūros, kurios padarytos universitetuose, jos praktiškai yra bevertės, gauni kažkiek tai žinių, bet tau gyvenime nepadeda. Kiek žmonių susitikęs, su kuriais dirba, kurie baigia po 5 universitetus, geriausius savo metus praleidę ten kažkur tai, o gyvenimai jų sugriuvę, nelaimingi, todėl kad jie nesimoko iš gyvenimo. Jie nesimoko suprasti, negali suprasti, nes ribos uždėtos jiems suvokimo ir labai aiškios.
Tuo, kad niekur daugiau kitur niekas universitetuose nemoko apie gyvenimą. Tik pats gyvenimas, tik pats tavo gyvenimas moko tave ir veda tave. Visi atsakymai yra mūsų viduje. Mums sąmonė sako, kas yra negerai. Kai mes jaučiame, kad neteisingai pasielgėme, ne tokį darbą dirbame, ne su tuo gyvename, ne ten gyvename, ne taip elgiamės, mes gaunam šitą signalą iš sąmonės. Pas mus yra ta graužatis, mes išgirstame, mes visą laiką galim išgirsti. Tam reikia, aišku, ramybės ir suvokimo, ir kas tai yra, kaip čia nuskaityti viską. Aš irgi per N metų tik šitą pradėjau suprasti. Bet visi atsakymai yra ir tu mokaisi iš įvykių. Kiekvienas įvykis man yra didžiausios vertės. Kiekviena situacija, problema, rūpestis, jisai man moko, sako, kažką tai jisai sako. Ar taip, iš vėlesnės perspektyvos, iš tolimesnės pasižiūriu, kad taip ir buvo, pasitikrinu, bet čia yra mokymasis. Ir tavo pareiga, norint suprasti, kaip gyventi aukščiausios kokybės gyvenimą, yra mokytis iš pačio gyvenimo, mokytis iš to, kas yra aplinkui tave. Nepatogių tėvų, užknisančių antrųjų pusių, tavo nelaimingumo ar nesveikatos. Visur yra pamokos. Ir viską galima tai iššifruoti, o kas yra nesuprantama, paliekama Dievui. Viskas, nieko daugiau. Ir eini per šitą gyvenimą. Bet kai yra žingeidumas, kai tu nori suprasti, kodėl vyksta vienokie ar kitokie įvykiai, kodėl vyksta tos situacijos tau aplinkui ir panašiai, tu nori gyventi. Tu nori pažinti, tu nori nueiti toliau. Ir tai nėra materialumas. Materialumo kūrimas irgi viena iš pamokų, kur tu pasižiūri, ką tu gali sukurti. Kaip tas materialumas gali įtakoti tavo pajutimą to pasaulio. Jo nereikia atmesti jokiom aplinkybėm. Ir aš netgi skatinu kiekvieną turėti savo verslą, turėti savo amatą, kur tu esi laisvas žmogus ir nepriklausomas. Tai yra privaloma sąlyga, iš esmės privaloma sąlyga. Taigi mokytis yra kiekvieną dieną iš bet ko. Šiandien ryte išėjau iš ryto sniegas ir žiūriu kumščio dydžio pėdos ir jos panašios man į lūšies pėdas. Nuėjau, pasitikrinau internete, kaip tai atrodo. Taip, tai yra lūšis, jinai vaikšto. Man aplinkui mano namus, bet naktį greičiausiai. Ir man yra labai įdomu. Atėjo kažkas, tai man širdį nesušildo. Ir tai yra tai, kas vadinama žingeidumu. Vaikystėje mes visi tai turėjome. Praradome per gyvenimą, per savo nusivylimus, per savo sustabarėjimą, sumedėjimą. Aš atradau tai ir mėgaujuosi kiekvieną dieną. Aš klausinėjau dalykų kitų žmonių, apie kuriuos aš nežinau ir sužinau. Šiandien kalbėjausi irgi taip pat su savo mokiniu apie nardymą. Kas yra jaučiama neriant, kokios situacijos atsitinka po vandeniu, kai yra grėsmė. Man viskas yra labai įdomu. O tau yra įdomu šitam gyvenime. Ar tu nusivylęs ir lauki penktadienio Netflixą įsijungti, čipsų pavalgyti, alaus išgerti ar paliūdėti tuo pačiu. Gyvenimas yra labai įdomus. Jis yra labai paslaptingas ir tu gali tai patirti tik tai nagrinėdamas, eidamas per jį, nebijodamas ir nevengdamas to. Kviečiu tave atrasti savo gyvenimą, tada gyvensi ryškų gyvenimą, susikurti savo dizainą gyvenimo pačiam, kad ne kažkas kitas tau primestų, o kad tu pats gyventum savo tikrą, autentišką gyvenimą ir būtum vertas, kad vadintum tai savo gyvenimu. Būk stiprus.